jauti, kad pravažiuoji neblogai ir pasižiūri į laiką ir gauni daug sekundžių ir blemba tada susimastai, kas čia negerai, ką čia reikia daryti. Bet išsimiegojau ir šiandien pradėjom iš naujo, kaip į naują pasižiūrėjom ralį ir šiandien jau geriau. Mes, Vladas Irkėvičius ir Rokas Stepanavičius, vėl trejetukas tas pats, liko 2 greičio ruožai. Atrodo, tokia sekundžių persvara kaip ir yra, bet jinai gan trapi, nes pagal paskutinį greičio ruožą gavome kilometrą po pusę sekundės, tai jeigu taip suskaičiavęs kilometras, tai mums to laiką kaip ir neužtektų. Tai čia jau puola kažkas sveikins, sakau, palaukit, nesveikinkim, nes ralis baigėsi tada, kada jis baigėsi. Ne, manau, istorija nepasikartos. Jeigu Giedrius klaidų nepadarys, tai nesikartos, nes Lazdijose buvo sudėtingas greičio ruožas, pirmą kartą važiuojamas, labai techniškas, tai ten buvo galima laimėti sekundžių. Čia labai gerai žinomi greičio ruožai, tiek Giedriui, tiek man, tai abu panašiai, manau, važiuojam, tai tie laiko skirtumai tarp mūsų minimalus bus. Neaišku, tai yra, net jeigu ir laimėsim, bet labai nedaug, 10-11 sekundžių net kabinti. Mes to finišą laukiam 8 metus, nes paskutinė pergalė buvo Elektrėnuose 2016, tai praeitą ralį mums jau iš panosės pavagė tą pergalę ir tikrai šitą ralį jau, kai pradėjom pirmauti ir pradėti valyti kelią, vėl atrodė, kad tas pats scenarius artėja, nes Vladas labai buvo užsispyręs ir mus kiekvienam greičio ruože atkando po kelias sekundės, bet mums pavyko vidury susikaupti ir atkovoti kelias greičio ruožus, tai gale reikėjo tik tai būti su protu, ramiai važiuoti iki finišo, ką mes ir padarėme. Džiaugiamės be galo, kad galime mes pratęsti tą 540 metų mūsų jubiliejų su tokiais garsais, su dulkėm, visų atsiprašydami, nes mes visus jūs mylim, sportininkus, žiūrovus, gyventojus. Ačiū jums visiems.